Važiavom aplankyti Dariaus ir Girėno žūties vietą. Va čia vat toks stendas yra. O toliau yra muziejus ir paminklas. Važiuosim prie jų. Tai va, jau turbūt supratote, kur mes atvažiavome ir ko mes ieškome. Mes esame Soldino miške, lenkai šį mišką vadina Pščelniko mišku. Žemėlapyje Pščelniko miestelį aš radau visai netoli nuo mūsų Lakūnų žūties vietos, o Soldino miestelio ar kaimo aš neradau žemėlapyje. Tuomet, kai čia nukrito Lituanika, buvo Vokietija, tada gal ir vadinosi šis miškas Soldino mišku. Na, bet nesigilinkim. Bet jeigu ką žinote apie tai, parašykite komentaruose. Lituanikos nukritimo vieta ir Lituanikos muziejus yra ne vienoje vietoje, todėl dabar ieškome kelio į muziejų. Nu, ten ir buvo, kur buvom sustoję. Čia Dariaus ir Girėno muziejus. Čia kryptis į žūties vietą. Graži klėtelė. O čia matome, kas yra šio objekto kuratoriai. Senai nebūta, voratinkais apaugę viskas. Jo. Čia lietuvių mažai šitam krašte. Gal kažkas prižiūri. Peisim aplinkui. Radom priklijuotą raštelį, kad norint apžiūrėti muziejų, reikia kreiptis į šalia esančią sodybą pas ponę Zofiją. Buvau nuėjęs pas ponę Zofiją, kuri čia prižiūri šitą muziejų. Žadėjo ateiti atnešti raktą tuoj. Laukiam. Štai toks muziejus. Įdomu, gavom raktus. Dabar nufilmuoju, paskui mes čia apžiūrėsim, paskaitinėsim, kad ir jūs galėtumėt pažiūrėti, tai paskaityti, tai aš nufilmuoju pirmiausiai. Įdomus muziejus. Parašyti? Ką? Knygą. Jo, parašyk. Ponia Zofija, kuri atnešė mums raktus, yra senyva moteris, sunkiai vaikšto, todėl raktus padavė, o pati į vidų nėjo, bet atsisėdo šalia klėtelės ant akmens. Nu, čia yra dar antras aukštas. Kiek vėliavėlių vimpilų prikabinėta. Čia pasirodo yra ir viešbutukas antram aukšte. Viena lova, dvi lovos, dvi guli ir dar viena lova. Tvarkingai, gražiai, palėpiai. Įdomu. O čia jau kitas šio muziejaus kambarys. Nedidelis, bet labai tvarkingas,
gausus eksponatų muziejus ir gerai prižiūrimas. Ponia Zofija davė raktus mums, bet laukia stovi ir žiūri, laukia mūsų. Ir štai mūsų vėliava. Gražuolė. Šalia Lenkijos vėliava. O čia štai tas lėktuvėlis, modeliukas Lituanikos. Štai jų skrydžio maršrutas. Tai va toks muziejus. Trumpai. Jo. Štai tokia aplinka, sutvarkyta, gražu. Ir nedidelis muziejus. Einam dabar prie paminklo pažiūrėti, tos vietos, kur žuvo Darius ir Girėnas. Nu, einam dabar ieškoti Dariaus ir Girėno paminklo. Čia kažkur miške turėtų būti. Bet kurioje vietoje tai jo viena rodiklė buvo, daugiau nėra, o toliau dar keli šimtai metrų. Gal rasim. Na, o kol einame, pakalbėkime apie lakūnus. Kaip jie tapo Dariumi ir Girėnu. Stepanas Jucevičius Darašius Pirmajame pasaulinėme kare dalyvavo fronte Prancūzijoje ir tiesė telefono linijas. Bet prieš stodamas į kariuomenę antrąją tėvo pavardę Darašių pakeitė į Darių ir tapo Dariumi. Pagaliau atsirado rodiklė. Kryptis, dabar tą kryptimį eisim. Na, o Stanislavas Girskis Stasiu Girėnu tapo tuomet, kai prieš skrydį kartu su Dariumi užsukė į vieno laikraščio redakciją. 200 metrų. Prasitarė, kad nori skristi į Lietuvą. Stanislavo Girskio pavardė redaktoriai pasirodė nelietuviška ir nekaip skambanti duete su Darius ir Girskis, todėl žurnalistas pasiūlė pasivadinti Girėnu. Taip, Girskis tapo Girėnu. Jo. Štai čia. Čia tas jų lėktuvėlis nugriuvo, nukrito. Vieta labai gražiai sutvarkyta. Dėl Lituanikos katastrofos iki šiol sklando dvi versijos. Pirma, kad lėktuvas sudužo dėl vykusios audros ir lakūnų nuovargio, ir antra, kad buvo vokiečių pašautas. Abi versijos iki šiol nei paneigtos, nei patvirtintos. Bet įtarimus dėl pašovimo sustiprina tai, kad tuomet jau buvusi Hitlerio valdžia ne iš karto įsileido lietuvius, o katastrofą tyrė patys. Ir viskas buvo labai mįslinga ir paslaptinga. Bet vėliau žuvusiems lakūnams vokiečiai parodė deramą pagarbą, pastatė garbės sargybą, karstus uždengė Vokietijos ir Lietuvos vėliavomis, papuošė vainikais ir gėlėmis, sakė atsisveikinimo kalbas, dalyvavo valdžios ir kariuomenės atstovai. Supratau, kad čia yra viskas prižiūrima, tvarkoma. Gėlių yra, žvakutė padėta, kažkas degino. Taip. Na, o čia akmenstulpis, ant kurio parašyta, dėl ko buvo pastatytas tas paminklas, kada buvo pastatytas ir kas jį suprojektavo. Čia yra pastatytos dvi stoginės.
Ant vienos stoginės gražus raižinys yra su lėktuvo propeleriais 2. Čia lenkai pakabinę savo herbus, bet ant kitos stoginės yra pakabinti lietuviški herbai. Lietuviška vytis ir Kauno miesto herbas. Prašau. O čia dar yra koordinatės užrašytos šios vietos. Vieta sutvarkyta. Yra tualetai, yra šiukšlių dėžės. Puikiai tvarkoma vieta. Privažiavom arčiau paminklo. Nutarėm čia užkasti, atsigerti kavos ir važiuosim jau atgal link Lietuvos. Užsuksim į keletą lankomų objektų, gal prie jūros pabūsim. Čia mūsų kelionės buvo galutinis taškas, tolimiausias taškas. Taip. Yes. Dar nepasakojau, kur mes praeitą naktį nakvojom. Buvo 4. nakvynė. Mes miegojome pakeliui link šito taško. Miegojome miške, parkavimo aikštelėje, labai gražioje vietoje. Irgi panašios stoginės padarytos, suoliukai, gerai sutvarkyta. Dar pamiršau pasakyti, kad prie Dariaus ir Girėno paminklo yra pastatytas viešbutis. Štai čia paminklas, o štai tame medyje viešbutis. Matot, kiek skylių, neaišku, kiek ten gyventojų gyvena. O dabar išgersim kavutės ir judėsim tolyn. Manau, kad ir jums bus įdomu važiuoti toliau su mumis. Tai kviečiame, važiuojam toliau.